AHR molekulė susijusi su molekulinių mechanizmų apsaugančių navikinės ląsteles nuo chemoterapijos poveikio reguliavimu. Projektu siekiama identifikuoti esamas arba sukurti naujas medžiagas, kurios blokuotų AHR aktyvumą ir pagerintų atsaką į chemoterapiją ir gydymą. Projekto metu dirbtinėmis sąlygomis chemoterapinių vaistų poveikį šitoms ląstelėms pavyko pagerinti bent 60%. AHR molekulės reguliuojamas kelias tikėtina padeda išvengti piktybiniams augliams, navikams, leukocitų, tų imuninių ląstelių atakos prieš jas, galbūt arba susilpnina jų poveikį. Ir tai leidžia piktybiniam augliui augti nekontroliuojamam, galbūt išplisti į kitus organus, tas vadinamas metastazės kituose organuose sudaryti. Ir kita priežastis, dėl ko mus domino šitas kelias, tai kad šita molekulė taip pat ir chemopreparatų naudojamų kasos vėžio gydymui poveikį mažina kasos vėžio ląstelėms, kadangi neleidžia paversti vaisto į aktyvią formą, kuri būtent ir sukelia pažeidimą ląstelių. Pagrindiniai tie radiniai kokie yra tai, kad mums pavyko patvirtinti tyrimų metu, kad bent jau tokiamis dirbtinėmis sąlygomis galima pagerinti chemoterapinių vaistų poveikį šitoms ląstelėms bent 60–80%. Tai yra labai reikšmingas vaisto jau esamo šiuo metu naudojamo klinikinėje praktikoje poveikio padidinimas. Taip pat išsiaiškinome, kad tos reguliacijas, slopinimas ant šito baltymo vėžinėse ląstelėse sulėtina tų ląstelių migraciją, tai yra plitimą, judėjimą. Tai reiškia, kad ir tikėtina, jog mažina vėlgi tikimybę ankstyvų metastazių, to naviko židinių kitose organuose galbūt susidarimą. Žinom, kad šis baltymas tikrai dalyvauja aktyviai reguliuojant prieš naviką kovojančių tų imuninių ląstelių funkciją. Tai yra užslopinus tą baltymą navikinėse ląstelėse, tačiau esant gerai funkciškai veikiančiai imuniniai sistemai, net ir neskiriant chemoterapijos, naviko augimas labai ženkliai keletą kartų sulėtėja, taip pat sumažėja tikimybė to naviko išplitimo į atokius organus. Tai yra pakankamai nauja kryptis, nauja tyrimų grupė susiformavusi, kuri naują sritį vysto. Turim sukaupę nemažą dalį medžiagos, būtent gautos operacijos metu, gautų kraujo mėginių tiek iš pacientų, tiek iš sveikų kontrolinių asmenų. Tas leidžia mums galvot apie būtent panaudojimą šitos molekulės tyrimo tam tikram prognozavimui, kaip ta liga gali vystytis, kaip su esamais turimais vaistais vienokiais ar kitais galėtume gydyti. Vienas iš pagrindinių tikslų buvo apjungti iki tol nežinomas tas grandis šito tyrimo metu ir galbūt tai leis, jeigu ne mūsų grupiai, tai kažkokiai kitai stambiai kompanijai dar kažkam sukurt ir tam tikrą vaistą, kurio taikinys bus būtent ta AHR molekulė. Ir viso esam 4 partneriai, tai būtent Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, virškinimo sistemos tyrimų instituto, chirurginės gastroenterologijos laboratorija. Latvijoje mūsų pagrindinis partneris yra Latvijos organinės sintezės institutas, Estijos Tartu universitetas ir Norvegijoje turim Oslo universiteto, taip pat molekulinės biologijos vieną iš laboratorijų, būtent kurios vadovas ilgą laiką jau užsiėmė tyrimais tos AHR molekulės. Grupė taip sudaryta, kad mes galbūt turėjom didžiausią patirtį kasos vėžio tyrimuose. Duomenų apie būtent šito molekulinio kelio poveikį kasos vėžyje praktiškai nebuvo iki suburiant šitą grupę ir pradedant tyrimus. Latvijos organinės sintezės institutas turi galimybę atlikti sudėtingus irgi tyrimus ir kurti naujas molekulės gebančias arba aktyvuoti arba slopinti baltymus. Taip pat atlikti tyrimus vertinant tų vaistų įsisavinimą, išlikimą organizme, metabolizavimą, galimą žalingą poveikį. Partneriai Norvegijai tai turėjo didžiausią patirtį reguliuojant aktyvumą tos AHR molekulės kitais mechanizmais. Tai yra, jie naudoja tas CRISPR genų žirkles ir jie padėjo mums irgi
projekto metu sukurti tiek žmogaus, tiek pelės navikinių ląstelių linijas neturinčius būtent to HR geno, kur iškirtas jis yra neveiklus. Ir tai leido mums tirti tiek vaistų poveikį visiškai, kai nėra tos grandies, taip pat pelių modelyje tirti, kaip tai keičia imuninių ląstelių, leukocitų atsaką į to naviko buvimą organizme. Kiekvienas ta mūsų grupė iš tiesų turėjo savo tokias gana apibrėžtas funkcijas, kurios papildė vieną kitą, leido keistis kažkokiais radiniais, medžiagom sukurtom ir vykdyti kartu eksperimentus, siekiant išsiaiškinti būtent tuos mechanizmus, apie kuriuos kalbėjome.